suprastume, mokėtume, nes kartais gali tavo gyvenime būti tokių dalykų. Nesuki, nes nubrėši pežą tiesiai. Išvažiuoji, nes pusę metro jis išlenda šonas, priekis į... Bet šitą tatulokę man reiks priekį važiuoti. Ne. Dar kol pašeis, va, ir dabar jau pradedi, o teisingai. Dar nepraeis. Dar nepraeis. Dar vis? O, nu tai aišku, didelį lanką daro. Atrodo, kad Jisai, žinok, tai paskiau, per mažai paskiau, tuda, toksai, žinai, ne. Va, kaip gerai. Nu, va, tai tas... Čia dabar į Į dešinę. dešinę, jo. Ir tada mes į dešinę, nes ten į kairę kita bus. Give way. Yes, But there is no one to give way to. But we expect the check. tractor coming, or the truck. Yeah, it's true. And this is like some kind Yes, of awkward. we overtake, yes, because till the end we haven't finished just the... And intersection, traffic lights to the left. So I need to give Jump, if you can. turn left. Yes, to the left. So I prefer to be at this. Yeah, yes, better. It's Then you easier, end better. up on the right side. Okay. Yeah, this one is tricky because I thought, oh, I can just go here. It happened several Yeah. times. Now they made this island, so it's more clear. And when they make the road Yeah. perfectly, it will be more clear. But it was very popular. There was no this island in the Yeah. middle, so some drivers went against the Yeah. traffic. It was a And it major looks like mistake. 2 lane, yeah. Mhm. Tai va ten privažiuosim, žiūrėsim, iš kurios pusės ten įmanoma pravažiuoti saugiai, nesukeliant pavojų pro eismo įvykio vietą. Į tą troleibusą įleisim, nes Jeigu irgi nori. ten toliau kažkas įleis. Jisai va ten įleis. Tai va, bendradarbiauti reikia. Grįžkime juostos va čia, nes jau ateina. Ir tu nevažiuok, nes tau ir matomumas geresnis, kai tu toliau laikaisi atstumo. Nes taip tu negali matyti, kas ten priekį darosi. Na, jau leidau. Tai čia švelniai kažbakstelė, bet čia yra užsimušę ties tą vietą. Iš ten, kai suka, jie neįvertina, kas greitai lekia, tai dėjo ten tvorą ir betoninį išlaužė, žuvo žmogus. Ir čia tik tai atvejais, kur žinau, ten toliau ant perėjo ir mokytoja nutrenkta, ir vaikas Tai nutrenktas. skuba žmonės ir va, ir nepagalvoja po to. Jo. Aš ten į kairę nesuku per 4 juostas, aš suku į dešinę, pavažiuoju, šviesoforo reguliuojami apsaugotojai apsisuku ir tada grįžtu. Tai gali taip geriau. Jo, nes tada po biškį ir tada saugiau. Čia jau čia išsisukinėja visą. Tai matysim, kaip čia. Tai dar žiūrėsim, gal, dar pažiūrėsim, ar čia gal jisai gal netelpa, o gal mes telpsim, gal mes mūsų gal mažesnė mašinėlė, bet nežinau, va, tarkim nežinom. Ai, nereikia, teisingai jos patraukė. Na, O, ačiū. paliko vietos labai gerai. Ir tada vėl grįžimą rodom dešinę. O, ir tada mes, va,
gražiai. Tai nubraukė šoną. Visi draugiškai. Draugiškai. Tai šviesoforo reguliuojamoj sankryžoj suksim į kairę. Čia gal. Tik ne per liniją prašyčiau. O. Biškai gali išjungti, čia dar tikrai jaučiu toks niekas iš paskos ten. Bet dabar va jau vėl įjungia. Ten. Ir dabar tas mokomasis, jeigu suks, tai jie užtruks dar, žinok, tenais. Tai mes dar lauksim prieš liniją. Nes jisai gali ilgiau užtrukti, čia vat sunkvežimiam duoda, tai juos irgi čia kankina, kad jis čia nesuka. Bet šitas irgi ne. Ai, va, suka sunku. O, matai, užkišo, matai? Va, C kategorija jau turi ir nelys karti. Va, tai tas jau turėtų irgi mokinys suprasta, kad nepavyks, tai čia turėtų sustoti. Tai jau C kategorijos tai turėjo jisai suprast, kad reikia praleisti. Nes jau B kategorija tai jisai turi, dar matai toks ilgas, tai dar turi galą spėt pravažiuoti. Tai va, planas įvažiuot, kai žalią gausi, praleist, ir pėsčiųjų pažiūrėt ir išvažiuot. Ir jeigu ten trečioji juostoje, aš dabar nematau, iš priekio stovės sukantis į aną pusę, tai tada jie mum užstos dvi juostas lekiančius. Tai tu nepasitikėk, jeigu užstoji ir nematai, galvok, kad atlekia kas nors, tada tu būsi saugi. Nes jie mažai tų nuvažiavęs, tai tada mes ten papypsins, jisai supras ir nuvažiavo. Ir mes čia įvažiuojam kitų punktėliukų ir jis dar mum užstoja, būks laikykis va taip va ir palauk. Ai, dabar gali prašokti, jeigu nori. Nes matai, tas stoja, bet jisai matėsi, kad toli, ar ne? Jo. Tai va, esmė žinot, kad saugiai, kada tikrai tavęs nenutrenks iš priekio ir tada pasuki. Ženklas, išsikišiu automobilį truputėlį, parodau, kad lenkiu, bet nereikia labai toli, nes atlėks nuo kalną, kad spėčiau pasitraukti. Išsikišę bordeliai, labai pavojingai, reikia pastebėti. Ne vieną tašką turim, bet mūsų dėmesys ir lavinkit periferinį žvilgsnį ir lavinkit žvilgtelėjimą trumpą, nes kiekviena akis turi labai gerai dirbti. Ištreniruokit. Nėra pagrindinių kelių važiuojančių. Taip, važiavau. Ir dabar sankryžoj suksiu Baltijos. Autobusas atvažiuoja, šiam palieku daugiau vietos, nes jam reikia per dvi eismo juostas įsukti. Taip, tai iš anksto pastebėkit. Ir suksiu. Už 200 metrų suksiu į dešinę. Reikės dešinės eismo juostos ir rikiuojuosi šalia automobilio. Niekas neįlys, pėsčiųjų nėra ir autobuso patarčiau nelenkti, nes jis toj pradės važiuoti ir aš nespėsiu aplenkti ir papulsiu į blogą situaciją. Tai čia geriau važiuoti štai taip. Ir pėsčiųjų apsižiūriu, čia labai siaura, tai naudoju pirmą pavarą, nieko tikrai nėra ir gražiai nenukirsdamas kampo ir neišvažiuodamas į priešpriešinę užsukau.